Įdėjau sviesto 30 gramų. Įdėjau cukraus, palei skonį kas kaip norit. Norit saldžiau, daugiau dėkitės, norit mažiau. Ištirpdinau, dabar supjaušiau 2 obuoliukai ir juos kepinsiu. Kai pakepinsiu, padarysiu tešlą ir tada dėsime obuolius, jį biškį apkepti, kai jie biškį patištų. Dabar manau, kad galima padaryti iš visko. Yra ir agrastų jau, ir serbentų yra. Gali būti irgi labai įdomi. Vyšnių juk yra, visko yra dabar. Dabar pirkti nieko nebūtina. Tai va, dabar apkepinam šitam sirupėlyje, nes gavosi sirupas, sviestą ištirpdinus, cukrų svieste. Ir pakepinsime gražiai obuoliukus. Kai jie biškį savo sultis išleistų. Čia bus obuolių pyragėlis. Keptuvėje, nereikia ne orkaitės. Labai skanus. Žinoma, kiekvienas turim savo skonį, bet manau, kad daugam patiks. Labai greitas svarbiausiai, nereikia nei po orkaitę. Ir va, jeigu nori greitai, ar kas, ten svečių yra, ar vaikam. Kepinti gal kokias 3 minutės. Čia žiūrėsit kaip jum. Aš tai noriu, kad man jie būtų jau minkšti beveik. Ugnį reguliuokitės, norit, kad greičiau ar kaip didesnė, norit ant mažesnės. Aš dabar biškį pagreitinau dujas, atsukau. Taip, viską dabar tešlą sudėjau. Žodžiu, ant obuoliukų supyliau, sutvarkau gražiai. Viskas vyksta keptuvėje. Primažinsiu biškį ugnelę, nes ant didelės negalima kepti. Taip, uždegu dabar dangtį, uždengsime. Ir kepam 10 minučių. Paskui pasižiūrėsim, ar užtenka ar ne. Va štai, pyragas bus su ledais. Ledai dabar pradės tirpti. Ir valgysim pyragėlį.